Sveiki visi, jūs žiūrite jau 17 HTML ir CSS pamoką. Ir šioje pamokoje iš tiesų, minėjau, kad paliksime, sakykime, šią sukurtą svetainę ramybėje ir pradėsime kažką naujo, bet iš tiesų prisiminiau, kad, nepaminėjau labai aktualaus dalyko, kurį reikėtų paminėti, kai mes turime, sakykime, tokį svetainę šabloną, nes tas dalykas tada daug labiau, yra, sakykime, matomas. Bet iš esmės, ką norėčiau parodyti šioje pamokoje, tai yra, sakykime, mūsų puslapio fonas. Ir vėlgi, mes galime fono, nusistatyti, sakykime, tik fono spalvą, nusistatyti fono paveikslėlį, nusistatyti, sakykime, fono paveikslėlio poziciją, nusistatyti, sakykime, dar kelis fono, ten tokius nedidelius parametrus ir panašiai. Tai iš tiesų turbūt pradėsime nuo fono spalvos ir iš esmės tai padaryti mes galime, vėlgi neatsilikime nuo mados, mes tai darysime su stiliais ir iš tiesų, vėlgi, kaip minėjau, naudoti su įvairiais atributais, kurie skirti, sakykime, nustatyti kažkokiam stiliui nėra racionalu ir HTML5 versijoje jau nėra labai per daug palaikoma. Tai iš tiesų, tam, kad nusistatyti fono spalvą, mes tiesiog turime savo body tagui priskirti stilių. Taigi mes turime savo body tagą. Tai yra, sakykime, mūsų matomas pagrindinis, sakykime, toks svetainės blokas. Kaip minėjau, yra head tagas, nematomas, sakykime, svetainės blokas ir body matomas svetainės blokas. Taigi, būtent šiam blokui mes turime prisiskirti stilių, kadangi body blokas tai yra visa mūsų svetainė, tai yra ir šis, sakykime, paveikslėlis, ir navigacija, ir pradinis, ir puslapio apačia, ir būtent pats baltas fonas, visa tai, ką mes matome šiame lange, tai yra, sakykime, mūsų body blokas. Todėl būtent šiam blokui mes ir turime priskirti stilių. Tarkim, pasirašykime tiesiog savo tago pavadinimą, kaip minėjau, galime priskirti tagą ir stilių ir pačiam tagui, tai rašome tiesiog to tago pavadinimą ir toliau pradėkime nustatinėti, sakykime, savo foną. Tai iš tiesų mes tai padaryti galime su background color, sakykime, stiliumi, kurį mes naudojame praeitoje pamokoje tam, kad priskirti būtent fono spalvą kažkokiems būtent atskiriams blokams, bet dabar mes norime priskirti, sakykime, fono spalvą savo pagrindiniam blokui body ir tai mes padarysime su background color stiliumi ir toliau mes turime nurodyti arba RGB spalvos kodą arba tiesiog spalvos pavadinimą. Iš tiesų, visų spalvų būtent pavadinimais mes nepasieksime, tai tam yra sukurti, sakykime, spalvų kodai ir iš tiesų, CSS kalba palaiko RGB spalvų koduotę, sakykime, ir RGB tai yra, sakykime, raudonos, žalios ir mėlynos spalvos, spalvų mišinys, sakykime, raudonos, mėlynos ir žalios spalvų mišinys, kurį mes tiesiog, sakykime, mes suvedę būtent raudonos, žalios ir būtent mėlynos spalvos kodus mes galime išgauti kažkokią atskirą spalvą. Bet manau šioje pamokoje mes dirbsime vėlgi tik su spalvų pavadinimais ir tiesiog, tarkim, mes norime nusistatyti savo puslapio spalvai, tarkim, raudoną, kad matyti visą tai. Ir tiesiog rašome angliškai spalvos pavadinimą red. Ir atsinaujinkime savo puslapį ir štai kaip matote mūsų būtent pagrindinis blokas yra būtent raudonos spalvos ir iš esmės tai ir yra mūsų tas body tagas, blokas, kurį mes matome ir jis yra raudonos spalvos, o ant jo jau yra mūsų kiti blokai, pavyzdžiui logotipo blokas, div tago, sakykime div tagas, tiesiog body blokė, kaip matote mes turime kitus tagus, kurie tiesiog yra ant viršaus, kadangi mes juos rašome body bloko viduje.
Tai todėl mes, sakykime, ant body bloko uždedame šios blokus ir jie yra viršiau to ir todėl mes juos matome, o ne tik raudoną spalvą. Na, tai iš tiesų, taip mes galime priskirti, sakykime, stilių, tai pasikeisti galime taip pat spalvai, tarkim, kokią nors mėlyną, tiesiog pasikeitę būtent spalvos pavadinimą anglišką į blue ir štai, kaip matote, mūsų svetainė yra mėlynos spalvos. Na, bet iš tiesų, taip pat mes galime, sakykime, nusistatyti kažkokį paveikslėlį, būtent, na, kaip fono, na, sakykime, mes galime nusistatyti ir fono spalvą, ir fono paveikslėlį. Tai tam mums prireiks, sakykime, kokią nors paprastą paveikslėlio ir, na, atsisiųskime į tiesiog pasinaudoja Google vaizdais ir, na, tarkim, štai kažkoks paveikslėlis, na, nesvarbu, įsiveskime, tarkim, kažką tokio kaip, na, tiesiog image ir mums, na, ką čia pasirinkus, kas užimtų visą mūsų. Na taip, mums iš tiesų reikia kažko didesnio, kad tilptų, sakykime, būtent per visą mūsų svetainę, nes jeigu bus mažesnis, tai mes matysime, sakykime, kairėje paveikslėlį, o toliau bus tiesiog būtent mūsų fono spalva. Tai tam, kad tai tiesiog mums reikia, sakykime, didelio paveikslėlio tam, kad užimti, sakykime, visą, na, savo svetainę. Ir, na, atsisiųskime jis gan didelis iš tiesų. Išsaugome savo paveikslėlį ir na, iš tiesų mes jį persivadinkime tam, kad, na, tiesiog lengviau pasirašyti būtų būtent pavadinimo, nes mums reikės paveikslėlio pavadinimo būtent kode. Tai formato nekeiskite, kas yra po taško, o tiesiog pasirašykite kokį nors pavadinimą, tarkim, fonas JPEG. Ir mes galime pasilikti šią spalvą dėl viso pikto. Jeigu, tarkim, mūsų paveikslėlis bus mažesnis, tuomet mums rodys paveikslėlį ir ten, kur, sakykime, neužteko to mūsų paveikslėlio, bus būtent mūsų fono spalva, o tai yra mėlyna spalva. Ir dabar mes galime nusistatyti fono paveikslėlį, kuris yra, sakykime, na, viršesnis už tą spalvą. Ir jeigu mes nustatome paveikslėlį, tai iš pradžių bus rodomas paveikslėlis, o po paveikslėlį jau, sakykime, ta spalva. Na, bet stilius yra background image. Ir toliau turime nurodyti savo paveikslėlio adresą. Tai, sakykime, tam yra sukurta, galima sakyti, funkcija URL ir joje mes turime nurodyti būtent paveikslėlio adresą. Tai nurodome tiesiog fonas.jpeg. Kadangi mūsų index.html failas yra, sakykime, toje pačioje direktorijoje kaip ir būtent tas paveikslėlis, na, jis tiesiog yra darbastalė, nesvarbu, bet, sakykime, tai yra būtent vienas, sakykime, kažkoks aplankas ar direktorija viena ir, na, tiesiog failas yra toje pačioje vietoje kaip ir paveikslėlis, todėl mes neturime nurodyti kažkokių papildomų nesąmonių, tai yra kelių iki paveikslėlio, tiesiog nurodome be jokių papildomų slash simbolių ir panašiai, tiesiog pavadinimas ir formatas. Ir atsinaujinę savo svetainę, mes matysime štai tokį foną. Ir tai reiškia, kad mes, sakykime, na, mes turime foną, taip. Ir, na, tai manau tiek šioje pamokoje, tiesiog išmokome nusistatyti būtent savo svetainės fono spalvą. Na, tai mes darėme ir praeitoje pamokoje tam, tarkim, kad nusistatyti štai šią pilką spalvą, būtent kažkokiem blokam, bet nesimokėme, kaip nusistatyti būtent savo pačios svetainės fono spalvos, na, bet iš tiesų tas pats stilius, font color ir, na, tiesiog tai gana paprasta ir mes tai išmokome. Ir taip pat išmokome nusistatyti
fono paveikslėlį ir kitose pamokose, kai mums prireiks, mes naudosime kitus fonos, sakykime, stilius, su kuriais mes galėsime įvairiai, sakykime, formatuoti tą mūsų fono paveikslėlį ir panašiai. Tiesiog, kai paveikslėlis bus mažesnis, mes galėsime jį atvaizduoti būtent arba viršuje, arba apačioje, kairėje, arba dešinėje, arba tiesiog, kai mes, sakykime, slenksime savo svetainę ir, sakykime, kai svetainė tiesiog bus didelė, kurią mes galėsime, sakykime, slinkti, skrolinti. Tuomet, sakykime, mes galėsime pasidaryti taip, kad mūsų fonas nepajudėtų iš vietos. Sakykime, būna svetainių, kuriuose mes judiname savo visą svetainę ir turinys juda, o fonas lieka tas pats ir nejuda. Ir tai suteikia šiokį tokio efektą, bet tai kitose pamokose, kai mums to prireiks. O dabar išmokome pagrindinį dalyką ir manau to užteks. Taigi, laukite kitų pamokų, nepamirškite prenumeruoti ir ačiū, kad žiūrėjote. Viso.